Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su 250 prenumeratorių žaidimo antra dalimi, kurioje revilinsiu dar 2 prizus, kurie jūsų lauks. Ir taip pat pristatysiu naują užduotį, kuri jums padidins tikimybę laimėti prizus šitame žaidime. Tai kaip ir žadėjau, revilinu dar 2 prizus, vieną didesnį, vieną mažesnį. Tai pradėsiu nuo mažesnio. Tai yra kauliukai, labai universalūs D6 kauliukai iš Witcher Old World žaidimo, 5 tamsus ir 5 šviesus, kurį mes naudoti įvairiai, tiek RPG žaidimams, tiek kaip žymėjimui, kaip dovanoms ir panašiai. Tikrai, manau, pravers, nes tikrai gražus ir pakankamai suprantami. Standartiniai nuo 1 iki 6 galėsite panaudoti tau žaidimuose, kur jums gal atsibodo, kaip jūsų D6 kauliukai atrodo ir norite kažko įdomaus. Tai čia puikiai alternatyva buvo. Ir antrasis prizas – stalo žaidimas iš Time Stories žaidimų serijos. Tai yra Time Stories sequelas, kuris vadinasi Time Stories Revolution. Ir tai yra pirma to sequelo dalis, The Huddle Project. Tai yra standalone žaidimas, kuris nukelia į įvykius 2099 metais. Operatyvas, žaisti nuo 1 iki 4 žaidėjų. Tai yra standalone nuotykis, kurį galima pereiti, duoti kažkam kitam, sužaisti ir panašiai, kaip ir visi to stiliaus žaidimai. Tai toks savotiškas kaip ir escape roomas, bet čia labiau su istorija. Galima žaisti į kelis kartus, nes yra keli būdai, kaip jį pereiti, kaip jį įveikti. Ir taip pat galima nusipirkti dar Revolution Experience papildymą, kuris tiek šiai istorijai, tiek ir kitoms Time Stories Evolution istorijoms suteikia papildomos informacijos, pačio loro apie pačią seriją ir pagilina experience'ą kiekvienos istorijos. Tai tikrai rekomenduoju turėti ir šį papildymą. Board Game Geek, kiek pamenu, 7.5 šita dalis yra įvertinta ir tikrai neužteks vieno vakaro, kad perėti šitą žaidimą, nebent jau naktinėsite. Ir manau, yra ganėtinai didelis privalumas to, kad nebereikia jau pirkti Time Stories ten pagrindinį žaidimą ir tiesiog galima nusipirkti dėžę, kurioje viskas yra, visi komponentai ir tiesiog žaisti. Tai tokie 2 prizai, tai iš viso revilinau 4. O dabar pakalbėsiu apie antrą užduotį 250 prenumeratorių žaidime. Gal jau pastebėjote, o gal ir ne, bet mano Facebook'o paskyroje yra nauja profilio nuotrauka, paveikslėlis, kuris yra tarsi namo formos ir tame name, kurį matote mano profilyje, slepiasi 32 žaidimai, kuriuos jums reikia atskleisti. Dar tuo pačiu dar šią savaitę pašėrinsiu geresnės kokybės paveikslėlį, kad galėtumėte geriau prisiartinti, įsižiūrėti, kur koks žaidimas yra ir lauksiu jūsų atsakymą. Būtent toje žinutėje, kurioje pašėrinsiu geresnės kokybės paveikslėlį, rašykite savo spėjimą, kurį turėsite tik vieną. Tų 32 žaidimų ir kuo mažiau klaidų padarysite, tuo didesnį šansą turėsite laimėti tuos 10 prizų žaidime. Tai viskas vyks labai paprastai. Kad gauti vieną papildomą šansą, jums reikia padaryti ne daugiau 4 klaidų. O jeigu padarote 3 klaidas, tai turėsite 2 šansus, jei padarysite 2 klaidas, turėsite 3 šansus, 1 klaidą 4, o jeigu nei vienos, net 5 papildomus šansus laimėti prizus. Ir teoriškai net galbūt galėsite laimėti 6 prizus, jeigu visi jūsų lapeliai bus ištraukti. Name žaidimai yra patys įvairiausi, ir mažesni, ir didesni, bet jeigu dėžutė žaidimo atrodo maža, tai žaidimas realybėje yra mažas. Kas nedalyvavo pirmoje dalyje, vis dar galite dalyvauti ir taip pat su antra dalimi palinkėsiu sėkmės užduotyje, nes tikrai yra nelengva ir man tikrai įdomu, kaip jums seksis. Tai ačiū jūsų dėmesį ir susitiksime trečioje dalyje, greičiausiai kitą mėnesį. Tai iki kito karto. Iki.